Pavyzdys. Geitsas pasirenka šalį, kurioje yra didelis neraštingumo lygis, paprastai trečiojo pasaulio šalį. Monopolizuoja nevyriausybinių organizacijų sektorių, remdamasis humanitarinės pagalbos prielaida. Pavyzdžiui, AIDS. Tiesiog teigia, kad vyrų lytinių organų žalojimas gali išspręsti AIDS, kam nėra jokio mokslinio pagrindo. Šablonas. Tačiau šios pseudomokslinių bandymų serijos baigėsi papildoma žala, kurios iš tikrųjų net neįmanoma įvertinti. Manoma, kad tada nukentėjo iki 35 milijonų berniukų ir vyrų. Visa tai buvo pagrįsta tariamais tyrimais, kurie buvo skylėti kaip šveicariškas sūris. Šablonas. Neraštingi ir neturtingi žmonės yra įtikinami dalyvauti nesubrendusiose Geitso vakcinacijos programuose su klaidingas pažadais. Ir vėl atsiranda žala visur, kur tik akis mato. Kitas pavyzdys yra susijęs su nelegaliais Geitso fondo eksperimentais Indijoje. Šablonas. Vėlgi, mes kalbame apie neįsivaizduojamo dydžio šalutinę žalą, nuo kurios nukentėjo 491 000 Indijos mergaičių, moterų bei kūdikių. Tada Indijos parlamentas sudarė darbo grupę, kuri pašalino Geitso fondą iš Indijos. Tačiau jie vėl grįžo į Indiją per koronos krizę. Citata. 491 000 papildomų paralyžiaus atvejų nebūtų buvę kitaip pastebėti. Kita citata. Koreliacija tarp nepoliomelito ūminio suglebusio paralyžiaus dažnio ir pulso poliomelito dažnio Indijoje. Geitsas negalėjo visko nupirkti, kad visa tai liktų užmarštyje. Modelis. Per pastaruosius 2 dešimtmečius beveik neįmanoma rasti sričių susijusių su pasaulinėmis sveikatos iniciatyvomis, kurios nebuvo paliestos Geitso fondo. Jie sugebėjo visur įkišti savo čiuptuvus ir mes kalbame apie mokslų monopolizavimą. Bilo Geitso tariamai filantropiniai motyvai nėra altruistinio pobūdžio, kaip daugelis norėtų, kad jūs tikėtumėte. Jo pagrindinis planas apskaičiuotas labai tiksliai. Tikslas yra begalinis pinigų srautas, be jokių mokestinių kliučių. Kaip kad jis pats vienam interviu išsireiškė, 20:1 grąža. Geitsas yra didžiausias donoras pasaulio sveikatos organizacijai CDC-Gov bei kitoms visoms pasaulinėms sveikatos iniciatyvoms. Geitso fondas yra vienintelis įtakingiausias subjektas planetoje, kai kalbama apie pasaulinės sveikatos strategijas ir pagrindinius planus. Tie, kurie gauna jo pinigus, nedvejodami gieda mantrą. Geitsas net paprašė Gavi alijanso narystės Pasaulio sveikatos organizacijos vykdomojoje valdyboje 2017 metais. Todėl įgijo sutarčių pasirašymo įgaliojimus bei turi absoliutų diplomatinį imunitetą priimančioje šalyje Šveicarijoje ir prilygsta Gavi tarptautinių atsiskaitimų bankui bei Europos centriniam bankui. Geitsui sunku išvengti smerkiančių išvadų arba apipinti savo megalomaniškus planus labiau minę džiuginančiais žodžiais. Šis TED pokalbis jau apskriejo pasaulį, kur po pasaulinės sveikatos priedanga jau garsiai galvojama apie tvaresnę gyventojų kontrolę. Vėl turime atsigręžti į istoriją bei Kissingerio ataskaitą, išleistą 1974 metais. O ten rašoma, nors akivaizdu, kad gyventojų spaudimas nėra vienintelis su tuo susijęs veiksnys, tokio pobūdžio nusivylimai yra daug mažiau tikėtini lėto arba nulinio gyventojų skaičiaus augimo sąlygomis. Buvęs valstybės sekretorius Henris Kissingeris, Davido Rockefellerio partneris, yra pasakęs, kas kontroliuoja maisto tiekimą, tas ir valdo žmonės. 2006 metais Geitso fondas bei Rockefellerio fondas pradėjo $424 milijonų alijansą už žaliąją revoliuciją Afrikoje, pavadintą AGRA, susipinusią su vakcinomis. Pasak Bilo ir Melindos Gates, vakcinų nuo poliomelito programos Afrikai turėtų būti pasaulio gelbėtojos. Rezultatas – papildoma žala, labai sunerimi Afrikos gyventojai, kurie nebenorėjo būti naudojami kaip jūrų kiaulytės. Mes ne tik susidurėme su didžiuliu neigiamu vakcinų poveikiu, tai yra bioetinė katastrofa. Sudano federalinė sveikatos ministerija pranešė pasauliniai sveikatos organizacijai apie cirkuliuojančios vakcinos kilmės antrojo tipo poliomelito viruso aptikimą šalyje. Šablonas. Visa tai nedaro įspūdžio Billui ir Melindai Gates. Gatesų vėlgi sunku nuslėpti entuziazmą dėl etiškai labai abejotinių eksperimentų. Tai beveik primena ekstatinį išsipildymą. Viskas, kas genetiškai modifikuota, turi patekti į visus biologinius ciklus. Billas Gatesas žino, kaip dar labiau ištempti lanką, kad jo pasekėjams būtų šiek tiek sunkiau jį apginti. O dabar mes patenkame į dar tamsesnės sritis, o ypač į jo verslo santykius su Jeffrey Epsteinu.
Operacija nužudyti Bilą. Svarbu, kad žmonės žinotų, kas yra Bilas Geitsas ir kad priešingai jo melui, kad jis Jeffrey Epsteiną pažinojo tik nuo 2011 metų. Viena iš Epsteino aukų teigia, kad jie buvo artimi draugai nuo 90-ųjų. Štai Bilas pavaizduotas su Jeffu po to, kai Jeffas buvo nuteistas už prekybą vaikais. Taip pat verta paminėti, kad Borisas Nikoličius buvo Epsteino testamento vykdytojas. 2011 metai Jeffrey Epsteino Manhattano dvaras, nuotraukoje iš kairės. Jamesas E. Staley, tuo metu buvęs vyresnysis JP Morgan vadovas, buvęs iždo sekretorius Lawrence'as Summersas, ponas Epsteinas, Bilas Geitsas, Microsoft įkūrėjas ir Borisas Nikoličius, kuris buvo Bilo ir Melindos Geitsų fondo patarėjas mokslo klausimais. Pavyzdys. Ghislaine Maxwell čia pamini Billą Geitsą kaip didelį savo vandenynų tvarumo programos rėmėją. Programoje, kuri vėliau patyrė daugiau nei šiek tiek žalos, po to, kai paaiškėjo, kokiose tamsiose machinacijose dalyvavo ilgametė Jeffrey Epsteino gyvenimo draugė. Nors oficialioje šios programos donorų duomenų bazėje Epsteinas buvo įrašytas kaip diskvalifikuotas, Media Lab ir toliau priimdavo iš jo dovanas, o Epsteinas buvo tarpininkas tarp laboratorijos ir kitų turtingų donorų, įskaitant Billą Geitsą, paaukojusi 2 milijonus. Geitsas daug kartų buvo susitikęs su Epsteinu. Jo gyvenimo būdas yra labai skirtingas ir savotiškai intriguojantis, nors man tai netiktų, jisai pasakė. Geitso fondo darbuotojai buvo šokiruoti sužinoję, kad fondas dirba su seksualiniu grobuonimi. Ši išsami Bilo elgesio modelių apžvalga padės suprasti šią pagrindinę šios temos dalį. Geitso fondai ir COVID-19 krizė. Bilas turėjo labai sudėtingą planą visai planetai, o jo išsivadavimo vizija dabar atrodo šiek tiek apgadinta. Šiek tiek sugrįžkime atgal, kad gautumėme visą apriptį. Ypač 2017 metais atrodo, kad Bilas Geitsas įspėjo apie būsimas epidemijas, jau tada kalbėdamas apie naujas mRNA vakcinų platformas, tokias kaip Moderna. Labiausiai tikėtina, jisai sakė, kad visa tai sukels 10 milijonų papildomų mirčių. 2017 metais Miuncheno saugumo konferencijoje Bilas Geitsas jau piešė labai tamsų ateities paveikslą. Jis tada kalbėjo apie genetiškai modifikuotus patogenus, biologinius ginklus, gyventojų skaičiaus sumažėjimą 30 milijonų žmonių per vienerius metus dėl kvėpavimo takų ligų, visa tai buvo Hegelio dialektika. Tais pačiais 2017 metais Pasaulio ekonomikos forume Davose Bilas Geitsas jau reklamuoja savo projektą CEPI, tai yra pasirengimo epidemijoms naujovių koalicija, kurios biudžeto sąmata jau buvo 460 milijonų dolerių. Dabar naujosios mRNA ir DNR vakcinos kabutėse platformos jau yra žaidime, viskas yra paruošta tiesiog viską įjungti. Norėdami suprasti mūsų dabartinį status quo, susipynusi su Geitso fondu, turime trumpai apžvelgti Hegelio dialektą. Jeigu trumpai, tai yra sukuriama krizė, pateikiamas sprendimas jai ir pusiausvyrą tarp šių dviejų ramsčių tampa nauja norma. 2017 metais Anthony Fauci, mokslinės tarybos narys Geitso fonde Georgetowno universitete pareiškė, Trumpo prezidentavimo metu bus netikėtas pandemijos protrūkis. Žvelgiant atgal, matosi nuostabus prognozavimo įgūdžiai, kuriuos demonstravo visi Geitso bendrininkai. 2019 m. lapkričio mėnesį Pirbraito institutui finansuojamam Geitso fondo buvo suteiktas patento numeris EP 31723119B1. Citata. Šis išradimas taip pat susijęs su koronaviruso panaudojimu vakcinoje, siekiant užkirsti kelią ligai ir arba ją gydyti. Jis gali būti panaudotas ir žmonėms gydyti. Šiuo metu noriu pabrėžti, kad šis patentas nurodo funkcijų eksperimentus. Dokumentas apima gamma koronavirusą ir greičiausiai buvo atlikti labai neetiški eksperimentai su tais virusų domenais, kurie konkrečiai nenurodo SARS-CoV-2, tik 68% genetinio panašumo. Greičiau tai nurodo klaidingą mokslo etikos supratimą. Patento pateikimo data yra 2019 m. lapkričio mėnuo. Tai taip pat nesukuria pasitikėjimo Pirbraito institutu ir Geitso fondu. 2017 m. lapkričio 13. Sekanti pandemija. Renginys palaikomas Geitso fondo ir Wellcome Trust.
Citata. Išskirtinė minčių lyderių grupė susirinko aptarti, kaip pasaulis ruošiasi kitai pasauliniai pandemijai. Dalyvis